Sveiki bičiuliai. Back to school, atgal į mokyklą išpardavimas. Taigi, vaikai į mokyklą, o tėvai prie vandens telkinių. Na, ar bent jau tokia mintis šio video. Dalinai bent jau. Taigi, išpardavimas ir yra šiek tiek produktų, yra naujų produktų ir yra naujų kainų seniems produktams, sakykim tai. Na ir po šiuo video aprašyme pateiksiu visus kuponų kodus, kuriuos galėsiu surasti, kas liečia šitą pardavimą. Tai va, iš karto gal ir negaištam laiko, pradedam. Pirmiausia, tai noriu pasidalinti naujų produktų, kurį išleido parduotuvė Supercontinent ir tai yra kopija, teisingai atsimenu, tai yra Crazy Fish'o, o taip ir pavadino Whitebait. Na ir tai yra mažiukai, masaliukai, kaip mato, 2 cm ilgio ir šiuo atveju pakuotėje gaunate 50 jų. Kai tuo tarpu originalai tenais, jei neklystu, 12 pakuotė ar 16, neatsimenu tiksliai, bet tikrai netoks kiekis ir kaina tikrai netokia, o dabar bus dar pigiau. Taigi tikrai, jeigu žvejojate avižadrebių, norit išbandyti, nusipirkit keletą pakelių šitų, užteks visam gyvenimui ir dar pasidalinti galėsit. Yra visos geros spalvos, tepalas, rožinė, balta ir taip toliau. Super. Kitas dalykas, naujas kotas, ar ne? Tai yra turbūt gerai žinomo brendo, kiniško brendo, tai yra Mifine kotelis. Naujas, kaip matot, šiek tiek parduota, bet atsiliepimų dar nėra. Kaip jie sako, tai yra greitos akcijos, nano džigui skirtas kotas. Aš šitą kotą tikrai įsigysiu, išbandysiu, na ir bus greičiausiai apžvalga kažkuriuo metu. Taigi, pats pirksiu ilgesnę versiją ir dedam į krepšelę. Tai va, kaip matot, balta viršūnėlė, sygai žiedeliai ir taip toliau, labai nagla rankena trumpa, kaip matot, tokia va, sako Fuji net. Na super, super. Atsiliepimai ir testai parodys, bet pradžiai vizualiai ant popieriaus atrodo puikiai. Norit išbandyti, pirkit ir pamatysit patys pirmieji. Yra judam toliau. Dabar gera kaina yra kabliukams avižadrebiui vėlgi. Aš, ką naudoju avižadrebiui, tai yra šitas modeliukas, EP9231. Čia jau dydį pasirinksit patys pagal masalus, na ir naudoju taip pat šitą džiginį kabliuką, ne tą, kur yra užlenktas smaigalys, bet kur tiesus smaigalys daug geriau pasikirta žuvis ir laikosi geriau žuvis, pastebėjau irgi. Tai va, vėlgi dydis pagal poreikius. Aš dabar nusipirksiu šito, didesnių man reikia ir va, tik krepšelė. Na ir dar viena gera kaina, tai yra karoliukams iš Wolframo. Vėlgi avižadrebio temai, pasižiūrėkite tenais svorius, kokių reikia. Man reikia dabar šituos, aš mėgstu vaivorykštės spalvos ir didesnių 4,5 mm, tai yra 0,7 gramo, tai vat man tokių reikia. Kaip matot, kaina nėra bloga, 25, tokiai 0,7 gramo, 25, sakysim, džiuheda išeina, tai pigiau grybo. Gerai, judam toliau, dar vienas dalykas, tai yra valas. Šitas valas aš jį testavau, jis yra ir matavau, sakysim, šitas yra ploniausias šiai dienai valas iš AliExpresso, jis yra plonesnis už ten Kingdomo arba Leidono valiukus, šiek tiek pats ploniausias, va šitas, va, kur rašo 0,040, tai va šitas yra pats ploniausias, plonesnis šiek tiek už visus, kuriuos ką tik minėjau. Ir šitas yra apvalesnis ir slidesnis. Taigi, sakau, šitas yra pats geriausias šiai dienai valas iš AliExpresso, kas liečia valus ultralaitui. Tai va, šitą į krepšelį įdėsiu patį ploniausią. Judam toliau. Kitas dalykas, apie kurį noriu pakalbėti, tai yra galastuvėliai. Vėlgi, nepriklausomai kokiu žuklės stilium užsiemate, ar karpiaujat, ar spiningaujat, ar dugninį žvejojat, kartais reikės pagaląsti kabliuką. Jeigu su spiningu arba karpiu žvejojat, tai bent jau aš labai mėgstu galąsti savo kabliukus, kai jaučiu, kai jie čimpa. Šitie vat yra iš akmens pagaminti, sakysim, jie nėra ten kažkokie metaliniai, na ir visos pusės puikiai tinka galandimui. Ir netgi turi tokį vat griovelę. Galima galąsti kabliuką, brūžinant jį į šitą griovelę. Tai vat super, gauna 2 vienetus už tokią vat kainą. Puiku. Į krepšelę. Judam toliau. Tai yra
kas užsiima baitcastingu arba kas žvejojate multiplikatorinėmis ritėmis, šita šiai dienai turbūt antra pagal gerumą ritė, kas liečia mažų svorių mėtymą. Na ir pagaminta yra kokybiškai, super lengvas būgnas, labai, sakysim, tolygiai veikia jinai arba sukasi ir, už tokią kainą tenais geriau tikrai nerasit. Jinai meta, kaip, sakysim, Daiwa Air, geriau net gal sakyčiau šiek tiek, ar ten Shimano koksai Aldebaranas, tai jinai meta labai panašiai arba net geriau, kai kuriais atvejais čia labai priklausomai nuo stiliaus ir kas konkrečiai yra veikiama. Tai už tokią kainą tiesiog ir dar šiek tiek pigiau ir dar priedo kuponus, kai pritaikysi, tai čia gausis pigiau grybo. Žinoma, pasirinkit rankenėlės pusę pagal jūsų asmeninius poreikius. Aš suku su kairė ranka, todėl left arba kairės rankos versiją į krepšelį įsidėjau. Gerai, judam tolyn. Taigi, kaip sako, ruošk slides vasarą, o ratus žiemą arba panašiai. Ši patarlė galbūt galiotų ir tiems, kas nori įsigyti aukštos kokybės merino vilnos kojinių. Taigi gaunat 4 poras už 17, siuntimas dar priedo čia bus, bet vis tiek, sakysim, su visais mokesčiais čia bus, 24 gal kažkas eurai. Už 4 poras, tai čia 6 eurai per porą. Ar čia yra, kaip sakau, čia yra heavy, čia nėra, sakysim, kažkokios plonos merino vilnos kojinės, čia yra heavy, taigi storos tinka pavasariui, žiemai ir rudeniui vėlyvam, taigi puikus variantas, dydį pasižiūrėkite, jeigu norite tenais žmonai nupirkti, vaikam tai mažesnė, jeigu vidutinio dydžio vyras esat su vidutinio dydžio kojom, tada imkite šitą didesnį. Tai judam tolyn. Kitas dalykas tai yra būtinai pasižiūrėkite šitas pirštinės, aš jau naudoju būtent šitą modeliuką. Šitos yra panašios, kurios užtrauktukų, bet tas užtrauktukas, kiek aš pastebėjau, jisai ten tabaluojasi, lenda valas, gali už jo užstrikti. Šitas variantas, kur yra su lipduku, sakysim, man yra geresnis. Tai aš sakyčiau, jeigu pirksi tokį, tai jeigu pirksi šitas pirštinės, tai pirkite tokį su lipduku. Tai daug tiesiog mažiau problemų su juo ir galima užveržti geriau ir taip toliau. Tai dydį jau pasižiūrėkit pagal vėlgi rankos dydį, aš pirksiu savo large į krepšelę. Na, kitas variantas vis tiek dar yra šiek tiek tos vasaros, dar bus bobų vasara, taigi apsauga nuo saulės svarbu ir iš Bazdašo, negaliu netiksliai pasakyti žodžiu, iš Bazdash kompanijos, gerai, pabandysiu dar kartelį, Bazdash išleido naują, prieš gal porą mėnesių šitas variantas pasirodė su užtrauktuku UPF 50, kas liečia saulės apsaugą. Ir aš išbandžiau jau šitą, iš karto nusipirkau, vos tik atsirado ir man labai patiko, kad yra šitas užtrauktukas, sakysim, kai pajudi labiau saulė ir tenais pradė prakaituoti, tai atitrauki šitą ir galima tą visą, sakysim, garą išleisti pakankamai gerai. Tai man labai patiko šitas variantas, na ir, o kai sakysim, statiškai žvejoji saulėje, tai užsitrauki užtrauktuką ir apsaugai netgi didelę dalį veido. Tai puikus variantas. Pasižiūrėkit, dydžiai čia iškart pasakysiu, atitinka europiniam, jeigu naudojat, sakysim, jeigu esat large didelis, tai tada pirkit large. Ten nereikia pirkti keliais dydžiais didesnio. Gerai, man šita spalva patinka, į krepšelį. Taigi, kas mėgstate stovyklauti, poilsiauti arba kartais, kad ir valty kokioj, išsivirti arbatos, tai yra labai puikus variantas. Žodžiu, čia yra kopija Jetboilo. Jeigu tai paprastai apibūdinant ūkiškai, tai yra lengvo aliuminio arba titano ir aliuminio mišinio puodelis su greito kaitrumo arba šilumos paskirstimo sistema ir ta visa sistema telpa į tą puodelį, susideda gražiai. Čia, jeigu pažiūrėsit nuotrauką, kaip matot, telpa viskas ir balionėlis, kurį reikia pirkti atskirai ir, sakysim, pats elementas, kuris degina dujas ir taip pat stovelis tam balionėliui, na ir dangtelis ir taip toliau, na ir pats, žinoma, puodelis, taigi gan didelis
1,4 litro ir kaip sakau, šita sistema originali kainuoja tenais virš 100 eurų. Šita kopija yra labai puiki ir pasižiūrėkite tiesiog aprašymus virš 1000 parduota ir atsiliepimai labai geri, 4,8, turbūt ten tie 0,2 bus tie, kurie negavo, arba tiems, kuriems tenais pasiklydo, kaip sakau, siuntinys pašte, arba kurjeriai sugadino siuntinį. Bet vėlgi nežinau, bet šiaip, kai yra tokie atsiliepimai, reiškia, su produktu yra labai gerai. O šiaip realiai tai funkcionaliai arba funkciškai šitas reikalas veikia labai gerai. Tai va, kurį aš ten galvojau, gal aš imsiu su kieta rankinėlė, nes yra su medžiaginė ir yra su geležinė, kuri užsilenkia. Tai va, tokį variantą. Tai matyt šiam kartui tiek. Ir kaip sakau, paliksiu apačioje aprašyme visus kuponų kodus, kurie yra čia, ir dar turiu kitų, kurie nėra kiekvienam vartotojui prieinami, tokių slaptų neva. Tai va, paliksiu ir šituos, ir tuos slaptuosius aprašyme pasižiūrėkit, na ir būtinai prieš įsigydami bet kurį produktą, kurį ką tik parodžiau, paskaitykit kitų vartotojų aprašymus, kitų žvejų aprašymus, jeigu tai žūklės produktas, na ir jeigu patiks tai, ką paskaitėt, įsigykit, nuorodos, kaip sakau, aprašyme. Gerai, šiam kartui tiek, dėkui, kad žiūrėjot ir susitiksim kitose laidose. Iki!